Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas ir atsiprašau, kad šį kartą taip keistai, tiesiog žaidžiu modpeką, bet šiandien jums papasakosiu, kaip pasikeisti savo modpeko versiją, nepraradus žaidimo progreso. Tad nieko nelaukiam, nors gal palaukiam. Jeigu tavo pamoka patiks, būtinai paspausk mygtuką patinka, prenumeruok Red Fox Cloud kanalą, o dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai šiai pamokai mums reikės FTP programos, aš naudosiu WinSCP, jūs galite naudoti FileZilla ar kitą mėgstamą. Tuomet reikės naršyklės ir žinoma pačio žaidimo, kad galėtume viską sutikrinti. Tai šiaip nėra rekomenduotina tos modus, ta prasme, taip atnaujint, nes, įvyksta visokių nesąmonių ir dažnai modų kūrėjai įvairiai pakeičia žaidimą ir tada viskas, nėra tiesiog 100%, kad viskas veiks. Bet pirmas dalykas ir turbūt pirmas kelias, kurį mes galime padaryti, tai tarkim, jeigu mes atsidarom, sakykim, mūsų naršyklę ir matom, kad Red Fox Cloud'e yra kažkoks tai modpekas, yra jo kažkokia nauja versija, tai dabar pirmiausiai keliaujam į mūsų FTP programą. Ir aš jau esu savo FTP programai, kaip matote, čia yra mano serverio failai. Taip pat svarbu paminėti, kad negalima maišyti, sakykime, jeigu aš turėjau ten kokį vanilą pasaulį arba ten kokį, nežinau, kokį vieną modpeką ir, sakykime, dabar aš noriu pradėti žaisti kitą modpeką, bet noriu, kad mano pasaulis liktų. Tai taip nesusimaišys, žodžiu, galima atnaujinti tik tais, jeigu žaidėt, ten tarkim, modpeką su zombiais, tai to pačio modpeko su zombiais, tik naujesnė versija, bet jokių būdų jokio kito modpeko. Gerai, tai turim World aplankalą ir iš esmės jis yra vienintelis aplankalas, kurio mums reikia, visa kita turėtų būti atnaujinta. Tai ką dabar tiesiog padarom, tai šitą World aplankalą kur nors nusikopijuojame ir persikeliame, sakykime, patogiai kažkokioje vietoje, tai aš tai padarysiu ant darbalūkio. Ir štai aš jau turiu savo pasaulį išsikėlęs štai čia, tai dabar tiesiog galime grįžti į Red Fox Cloud ir paprasčiausiai tiesiog paspaudžiam įrašyti naują versiją. Tai mūsų, žodžiu, pats Red Fox Cloud'as, pati visa šita sistema, jinai sukels visus naujausius modpeko failus ir kai viskas bus galutinai surašyta, mums tiesiog reikės iš naujo prisijungti prie savo serverio failų ir pakeisti būtent tą World failą. Ir jau kai viskas yra surašyta, tai dabar tiesiog išjungiam serverį. Ir išjungus serverį, tiesiog iš jo ištrinam seną World aplankalą ir įkeliame savo jau žaistą World aplankalą. Ir viskas, kaip matote, World aplankalas yra štai čia ir iš esmės mes taip atnaujinome savo, tą visą modpeką ir išsaugojame visą savo žaidimo progresą. Taip pat svarbu paminėti, kad visos konfiguracijos, kurias jūs, sakykime, čia esat pasidarę, įsirašius naujai, jos pradingsta, tai tas konfiguracijas taip pat reiktų vėl iš naujo pasidaryti. Tai pavyzdžiui, aš turiu voice chatą ir nueinu į server properties, aš žinau, kad šitas portas man netinka, tai vėl iš naujo turiu pasidaryti kažkokį tais, sakykime, kitokį portą, išsisaugot, nes viskas pasikeičia apart jūsų World failo. Kitas būdas, tai jeigu, pavyzdžiui, nuėjote į valdymo pultą, susiradot savo modpeką ir matote, kad, nėra naujausios versijos mūsų duomenų bazėj, bet yra naujausia versija, sakykime, kokiam CurseForge, tai ką dabar reikia padaryti, tai susirandam, aišku, žinoma, tą modpeką, susirandam failai, versijos ir kad būtų naujausia versija, tai jau čia taip papuolė, kad mes turim duomenų bazėj naujausią šito modpeko versiją, bet, sakykime, čia yra kažkokia tais naujesnė. Tai ką mums reikia padaryti, tai paspaust, būtinai atsisiųsti server packą, nes modpekas yra kliento ir serverio pusė, tai mums reikia būtent serverio pusės. Tai atsisiunčiam ir kai atsisiunčiam, išsikeliam į darbalaukį, tada spaudžiam naują, susikurkim kokį naują aplankalą, naujas serveris.
Taip, įsikeliam šitą zip dalykėlį, atsidarom. Čia kur čia pas mane, va čia va. Taip, išsiskleidžiam. Būtinai reikia išsiskleisti. Pasižiūrim. Gerai, išskleidžiam. Ir štai visi failai išsiskleidė, tai turim savo serverį, žinoma, tą serverį reikia pilnai paleisti, tai dabar ką darom? Wow, nu ne, gal vis tiek vykdykim, nieko čia turėtų baisaus labai nebūt. Gerai, tai kiek supratau, čia iš esmės viskas padaryta, bet man dar reikia šitą Forge installerį įdėti ir tada paleisti viską. Tai žiūrėsim. Čia su kiekvienu modpacku viskas yra skirtingai, tai nėra vieno būdo, kaip tiksliai paleisti serverį. Tiesiog būtinai, jeigu yra koks readme failas ar dar kažką, jį reikia perskaityti. Gerai, tai lyg ir pavyko man čia kažką padaryti. Tai dabar, ką mes turim padaryti, tai tiesiog vėlgi sakykim, čia pas mumis dabar yra senesnė versija, tai būtinai išsisaugom World aplankalą kur nors, nu aš čia pasirinksiu jį čia išsaugot, tai jį man turėtų perkelt greitų metu. Va, perkelia, viskas tvarkoj. Taip, ir tada mes čia viską ištrinam, darom delete. Tai gali šiek tiek užtrukti, kol viską ištrinsim, bet jo, žodžiu, viską reikia ištrinti. Ir kai viską ištrinam, visą naują sukurtą serverį mes perkeliam į jau savo Red Fox Cloud serverį. Gerai, tai jau persikeliau, dabar dar kartą tiesiog užtikrinimui pabandysiu visą serverį, žodžiu, pajungti ir pažiūrėti, ar viskas tikrai veikia ir ar jis užsikrauna šviežias naujai. Tai keliaujam į Red Fox Cloud valdymo pultą ir spaudžiam įjungti ir pasižiūrim, ar serveris iš vis bent jau pasileis. Ok, tai panašu, kad serveris pasileido, vadinasi viskas gerai. Na ir liko pati pabaiga, tai lygiai tokia pati kaip su, pirmuoju variantu, kurį darėm. Tai tiesiog pašalinam seną pasaulį, jį ištrinam ir įkeliam savo naują pasaulį. Tai kaip ir minėjau, visas toksai, kelimas ir atnaujinimas, jis nėra rekomenduotinas, visą laiką pasidarykite atsarginės kopijas. Bet, jeigu pavyko, tuomet pavyko ir labai gerai. Bet jeigu nepavyko, nenusiminkite, tiesiog grįžkite atgal, žaiskite seną versiją arba pradėkite naują pasaulį. Ir kaip matote, jau esu savo pasaulyje, grįžau prie žaidimo, kurį žaidžiau, tai jau dar mane zombiai vejasi, nežinau kaip nuo jų pabėgti. Bet jo. Tai šitaip paprasta ir nesunku yra atsinaujinti savo modpack versiją. Nežinau, kodėl negaliu pasidaryti vaizdo, kad atrodyčiau gražiai, bet, žodžiu, supratot mane. Tai su jumis buvo aš Raudonasis Lapinas. Jeigu jums ši pamoka patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę, pasiekite Red Fox Cloud. Na ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų.